Sakyk, ar nekyla pačiai noras startuoti su merginomis ralyje? Tikrai kyla, nes labai geros emocijos čia nuo jų sklinda. Esi dalyvavus? Ne. Norėtum? Taip. Tai gal kitais metais. Galbūt. Moterų iššūkio dalyvės, kurių čia turime virš 400, nugali tą savaitgalio vyriškai hormoną ir čia 102 ekipažai ir vienas vienintelis ekipažų varomas vandeniliu. Ir aš keliauju paklausti jūsų merginos, jūsgi ekipažas varomas vandeniliu, tiesa? Taip, mes važiuojam be jokio pėdsako, greitai su akceleracija pirmin. O ką? Ir į ateitį. Ir į ateitį, labai geras pastebėjimas. Sakykit, jūsų vyrai kartu su jumis į ateitį? Visada. Nepaliekat vyrų už nugarį. Būti, taip. Šaunuolės. O sakykite, kaip yra, dabar pilnas bakas pas jūs? Taip. Pas mus pilnas bakas vandenilio ir mes važiuojam ir visiems rodom, kad galima važiuoti ekologiškai, efektyviai ir greitai. O dabar sakykite, kiek to bako turite, kiek galite nuvažiuoti su pilnu baku? Su pilnu galime nuvažiuoti 600. Užteks? Užteks. Linkime jums sėkmės. Kaip komandos pavadinimas, visi kartu? Žinom, kur pasipildyti. Ateitis? Galėsim ir jums duot pavažiuoti. Norėsim. Domina, labai domina. Prie finalo susitiksim, galėsit. Susitiksim 22 val. Jūsų dūzgėse. Keliaujame čia ir čia suvirintojų komanda. Merginos, kaip jūsų komanda vadinasi? Aros and SF Solution. Bet labai daug su solutions, labai daug raktinių žodžių. Taip, daug. Merginos, ar prisimenat, kad vyrus dar turit? Taip? Gerai, ar susitiksime 22 val. Dūzgėse jūsų? Taip. Ar komanda pirmą kartą dalyvauja? Praktiškai pirmą. Ar tas jauduliukas yra? Dabar jau nebe. Linkime sėkmės. Ačiū. Nu ir mano nuostabai gražiausias kolektyvas su kabrioletu Klaipėdo, Dieve, merginos, ateikite, aš jūs noriu apkabinti, jūs taip gražiai nuostabiai atrodot, visas. Aš jums taip nuoširdžiai linkiu sėkmės, jūs taip gražiai atrodot nuoširdžiai. Kaip jūs jaučiatės, klausykit, iš kur tą kabrioletą gaut, kaip komandos pavadinimas? Gaurės go. Gaurėt gau? Taip. Pirmą kartą dalyvaujat? 5 jubiliejus metai. O, mano 1000 čia Aurum 1000 km lenktynėse, tai panašu mes čia švenčiam jubiliejus. Panos, ar būsit šiandien vakare Dūzgėse? Be abejo. Tai žinoma. Ar žinot, kad moteriškas hormonas šiandien nugali realiai super kvalifikaciją? Tikimės, kad taip ir yra. Turbūt tai parodom, kad mes labai moteriškos šiandien. Man taip patinka, kad jūs, aš jums linkiu sėkmės, nuoširdžios sėkmės. Dar vienas merginos, dar vienas startas. Kelintą kartą dalyvaujat? Antrą kartą. Ar ne paskutinį? Greičiausiai, kad ne. Ar Klaipėdą gerai žinot? Puikiai išmanom, esam klaipėdietės, tai tikim, kad šiandien bus sėkminga diena. Linkime jums sėkmės. Ačiū. Čia Aros visas kolektyvas. Mergos, kelintas jūsų startas? Pirmas. Ar norit vaikino į komandą? Ne. Žiūrėk, vat iš karto matosi, ta net, o čia nori. Kas nori? Kas sako, kad nori? Mes norim. Tai tu su vyrioku vienintelė, šitos visos 3 laisvos. Taip. Jau dabar taip, bet veidų nerodom. Gerai, keliaujam toliau. Merginos, labą dieną, labą. Kaip nuotaikos? Ar galim šiek tiek papipsenti? Garsiau! Tai yra nerealu. 102 ekipažai, 400 moterų. Ir čia jų iššūkis. Jos išvažiuoja į jų startą, pasitinkame jas, palydime jas, linkime sėkmės ir pasimatysime jau šį vakarą jų Dūzgėse. Oi, čia už ką, kodėl, kaip kas? Kartais dalykam nereikia priežasčių. Kokiem dalykam? Tiesiog geriem dalykam nereikia priežasčių. Tai čia apie gerus dalykas šis? Tai mes mylim šitą šventę, dėl to ir pasiruošėm. Žiūrėk, man mama taip sakydavo, bet aš kažkaip galvoju, kad čia nieko bendro, ne? Tai nemylėjo. Nu, bet mušė. Tai mylėjo. Tai mylėjo tada. Ką jūs mušit, rekordus šiandien? Bandysim, stengsimės pagerinti savo rekordus, nes dalis ekipažo keliaujam jau nebe pirmus metus. Truputį keičiamės, bet stengsimės pagerinti savo pačių. Mes jums linkime sėkmės, naudokit prieš konkurentus ir mušti rekordams. Pavarykit, panos. Nemušim. O gal man patinka? Vat ir atsiskleidė kortos. Geras. Panos, kur susiruošėt? Nu, kur kitur, tik tais šį čia. Gerai, ar kaip pasiruoštos merginos šių metų moterų iššūkio startui?
Labai gerai, esam su pozityvu. Moteriška energija ir tik tais į pirmas vietas ir ne kitaip. O kas yra stipriau, moteriška energija ar vyriška energija? Žinokit, žiūrėkite. Žiūrėkit, moteris turi turėti 80% moteriškos energijos ir 20% vyriškos, o vyrai atvirkščiai. Tai mes tik tais su didžiaja procentų moteriškos energijos judam į priekį. Apie moterišką energiją. Aš noriu pašnekėti apie moterišką energiją. Aš nežinau, bet aš jaučiuosi... Aš ją jaučiu, bet aš jaučiuosi prislopintas kažkoksai. Tai aš galvoju, kad moteriška energija kaip tik turi duoti kažkiek. Pasikrauti, jūs turite pasikrauti nuo jos. Bet aš jaučiuosi čia nuslopęs kažkoks. Kas vyksta? Moteris uždominavot? Šiandien taip. Iki po 10. Rytoj jūs, šiandien mes karaliaujam. O apie energiją šnekiant, pavyzdžiui, vyras, sakau, gali turėti tą ilgą energiją, ištisą energiją. Moteris tą tokią, sakykime, sprogstamą energiją. Jūs sutinkat su tuo? Svarbu šeimoje harmonija. Tai šeimoje ar šiame iššūkyje? Šitam renginy bendrai paėmus šitą savaitgalį ir visi gerai praleidžia laiką. Praleiskit gerai laiką, linkiu jums sėkmės, panos. Ačiū. O, Greta, negaliu patikėti, ką tu čia, klausyk. Kaip visą laiką, mesgi visur. Jūsgi visur ir jūs dviese? Taip. Pirmą kartą dalyvaujat? Aš trečią, bet kartu mes antrą. Bet šturmanas koks yra ramus? Tai taip, tokie šturmanai ir turi būti. Scenogramą jau susipažinot? Taip, susirašėm, pasiruošėm, viską išmokom, tai dabar iki finišo, iki podiumo. Tai Greta, ar mes galim tikėtis jūsų tarp lyderių gretų? Mes to sieksim. Wow, bet toksai rimtas targetas, ne? Taip. Susikaupimas aukščiausiam lygyje? Smagumas irgi, bet siekiam podiumo. Pasimatysime vakare jūsų dūzgėse. Gero starto, panas! Keliavam toliau per čia pedoką, atrodo jisai be pabaigos, jūs tik pasižiūrėkite, kiek čia merginų įsirikiavusių šių metų moterų iššūkyje ir tai yra sulankščiau. Paaišysim draudimą ar natūrą reikės atiduoti? Nu, kadangi esam brokeriai draudimo. Ai, tai čia viskas taip ir įsispręst gali, viskas paprastai? Labai greitai. Bet man su jumis nereikės važiuoti pasivažinėti, aš dar darbą turiu. Nors aš norėčiau iš tikrųjų. Reikės važiuoti. Tai sekmadienį galėsim pasivažinėti, gerai? Ne, šiandien. Atsiprašau už sulankstytą kėbulą. Labą dieną, panos! Iki kelių davė Porsche vyras. Čia mano. A, ne? Aš duodu. O tu vyrui duodi Porsche? Duodu. Tu tai šviežias vyras, naujas vyras, kiek dar man šansų yra? Nėra šansų. Nėra šansų? O kodėl? Pinigų mažai? Ne, aš pati užsidirbu viskas. O ką veiki gyvenime, pasipasakok? Oi, statom, įrenginėjam luxury jachtas, aukščiausios klasės viešbučius. Taip. Aš skaniai valgyt gaminu. Aš irgi. Ir plaunu indus pats. Ir mano vyras nuostabiai gamina. Žiūrėk, čia nepakonkuruosi. Puikios moteris su puikiais vyrais. Aš stengiausi, bet be šansų. Mergos, kaip jūsų komanda vadinasi? Stronger Together. Stronger Together. Labai gražus pavadinimas. Esam dvi įmonės, tai kartu galime visada daugiau. Tai to visiems ir linkiu. Vienybės. Vienybės ir sėkmės. Ačiū Jums. Varom toliau. Pasižiūrėkite, moteris jau nebegali likti automobiliuose, jos jau išlipusios šoka. Merginos, kaip įdienojus? Puikiai, karštos viduje ir išorėje. O, prašau tau, bet jūs be vyriokų kažkaip atsipalaiduojat. Jeigu jūs vienijatės, tai jūs kažkokia vienas didelis energijos kamuolys. Taip. Tai kaip tas kamuolys pavadinimu šiandien yra? Lady Cycle, mes turime 5 ekipažus ir vadinamės Lady Cycle ryškios. Wow, padarykit triukšmo, mergos, biški. Super. Kokias vietas savo prognozuojat šiandien? Tai nuo 1 iki 5. Oi, jeigu taip nutiktų, kas laukia vyrų jūsų sekmadienį? Tai mašinas galės nuplauti. Bet jūsų tikrai nesulauks sekmadienį vyrai. Kažkada grįšim. Kažkada grįšit. Aš jums linkiu, kad įsipildytų šis noras, troškimas būti nuo 1 iki 5 vietos, kad jūsų vyrai pamirštų jūs iki kito sekmadienio. Lai tai ir pasiseka. O šiaip 22 val. Pasimatysim prie didžiosios scenos jūsų dūzgėse. Sėkmės! Vilniūkštės, nu, jau turbūt primėtėt bananų žievių, vinių visokių. Taip. Ar tikrai primėtėt? Ar jau pridarėt kažkokius bitkų konkurentams? Kažką pridarėm. Ar jūs esate tos gerietės, bet iš tikrųjų tokios, kai reikia tą velniuką ištraukiam iš kišenės? Mums tai šiemet pirmas kartas dalyvauti, tai pamatysim. Tie patys pirmi kartai patys geriausi, žinok. Taip, be abejo. Tai linkiu didžiausios sėkmės, atsipalaidavimo ir gero starto. Ačiū. Žiūrėk, tu pažiūrėk.
Pažiūrėk. Gerai, dabar apie techniką. Iki kelių vyras davė mašiną. Oi, čia šitas atsakymas pats vainiausias. Kasko? Duok gazų. Mažiau. Šaunuolės. Klausykit, panos, pirmas startas. Pirmas startas, taip. Ir kokios nuotaikos? Labai geros, nuostabios, nusiteikę puikiai. Ar buvo sunku pakliūti į startinių gretas? Nu, kas labai nori, tai visi ir patenka, jokių problemų. Ar moteriškas hormonas šiandien taip nugali viską čia na 1000 km lenktynių trasoje, kad vyrams nėra vietos? Nu, vyrams visada yra vietos, geriems vyrams visada yra vietos. Tavo vyras tikrai pats geriausias, perduok jam linkėjimus, vyrišką pitaką. Ir panos, kaip jūs vadinatės, kokia komanda? Meka on fire! Meka on fire, palinkim sėkmės. Nu, kultūringos, sąžiningos, kažkaip ateikit čia mergaitės. Arčiau, irgi gražiai pasipuošusius, atrodot puikiai. Kaip jūs laikote šiandien? Labai energingai. Kaip komanda vadinasi? Elegantiškas slydimas. Elegantiškas slydimas? Taip. Per ką tas elegantiškas slydimas gali vykti? Per gazo pedalą. Va, prašau tau. Jūs atrodot nuostabiai, linkiu jums sėkmės. Pirmas startas lenktynių? Šiandien taip. O apskritai? Ne. Kelintas? Trečias, ketvirtas, Trečias, ketvirtas. Nežinau. Kažkam daugiau? Linkime jums sėkmės, jūs turite bėgti į automobilius, mes pamojuosim, pasimatysime 22 val. Dūzgėse. Valys! Valys! Kaip komanda vadinasi? Auto Bravo Racing Team! Linkime sėkmės, jūsų startas visai netrukus, pasimatysime vakare. Taip, iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Čia turiu merginas, kurios laukia rikiuotės pabaigoje mūsų, sąžiningai, tvariai ir iki pat pabaigos. Merginos, jūsų pirmas kartas, kaip jaučiatės? Puikiai nerealiai. Kaip pačios komanda vadinasi? Kauno Panteros numeris 100. Kauno- Viena, kur komanda? Kur komanda? Ar galim šiek tiek palaikyti triukšmo? Kauno Panteros numeris 100. Va tai, kaunietės čionai Palangoje, Klaipėdoje bandys įveikti šį moterų iššūkį ir nugalėti. Ar pasimatysim vakare jūsų dūzgėse? Būtinai, kaip be dūzgių. Linkime sėkmės dar kartelį, Panteros! Panos, gerą dieną, aš žinokit viskas, metu komentavimą, lėkiu su jumis, nėra čia ko, davai ant kelių, kas aš tu, mes kas, aš ant kelių, davai, viskas, nėra čia ko, o dieve, sėdynę nusileidžiam, bet čia žinok, čia rimto vyro 100 kg, nu 95, bet raumenys sveria sunkiau, va, aš jau matai, žinau kaip nuleisti, važiuojam, slinktas leškas, važiuojam, opa. Mažasis. Tomukai, viskas, dzintas YouTube'as, dzintas komentavimas, aš su mergom, adios!